Labas vakaras, mėly futbolo aistruoliai. Sveikinamės iš Šiaulių miesto stadiono, kur šiandien Lietuvos A lygos moterų čempionato rungtynes žais pirmąją ir antrąją vietas užimančios komandos, aikštės šeimininkės, Šiaulių Gintros universiteto futbolininkės, namų tvirtovėje kovos su Vilniaus MFA Žalgirio Emerų ekipa. Nors šios komandos ir rikiuojasi turnyro lentelės greta, bet suprantama, kad jau eilę metų Lietuvos moterų futbole dominuoja Šiaulių miesto Gintra universitetas ir šiame sezone šiaulietės, kurios kaip tik matome savo ekrane, yra nepraradusios ne vieną taško, negana to, jos turi ir įspūdingą įvarčių santykį. 99 įmušti ir vos 3 įvarčiai praleisti. Taigi šiandien turbūt sulauksime, net nėra abejonių, 100-ojo įvarčio, Gintros universiteto 100 įvarčio šių metų čempionate. Na, o kalbant apie Vilniaus MFA Žalgirio Emerų komandą, tai ši ekipa taip pat rungtyniauja ganėtinai neblogai, vos kelis taškus prarado Vilnietės šiame sezone, 2 kartus jos nusileido Šiaulių Gintrai universitetui, 1-7 bei 1-9 ir dar 2 taškų neteko Vilnietės žaisdamos su Kauno Žalgiriu. Tas mačas baigėsi lygiosiomis 0-0. Visus kitus susitikimus MFA Žalgiris Emerų laimėjo, turi 22 taškus ir užima antrąją turnyro lentelės vietą. Prieš sezoną niekas ir nekėlė aukštesnių tikslų. Antroji vieta tai yra maksimali vieta, kurią galėjo užimti Vilniaus Žalgiris Emerų. Na, į nugarą kvėpuoja Kauno Žalgiris, kuris turi 16 taškų, Gargždų Banga 15, bet vis dėlto dar galima drąsiai teigti, kad šiuo metu būtent tvirtai antroje vietoje žengia Vilniaus Žalgirio Emerų komanda. Tradiciškai geltona juoda apranga vilki aikštės šeimininkais ir dryžuotai žalia balta apranga vilki šio vakaro viešnios. Na, yra naujokių abiejose komandose. Čia matome iškart pirmoji aikštės šeimininkio taka ir galima kažko panašaus tikėtis, kad bandys jau nuo pat mačo pradžios perimti iniciatyvą ir įmušti greitą įvartį šiame mače. Šio mačo favoritės. Kalbant apie komandų sudėtis, jos atrodo taip. Pradėsime nuo viešnių. Vilniaus Žalgirio MFA Emerų komandos, vartose 95 numeris, Dominika Vaiginytė, aikštės žaidėjos, 8 numeris Laura Rusgaitė, 11 Ana Čeminava, 13 Viktorija Čepaitė, 14 Anika Kižaitė, 17 Gabija Gitgaudaitė, 18 Adrija Skudutytė, 21 Karilė Ližinaitė, 44 Ugnė Lazdauskaitė, 69 Kristina Kozup ir 96 Viktorija Korbač. Būtent šios paskutiniosios 2 žaidėjos, tiek Kozup, tiek Korbač, per pertrauką, kuri buvo dabar prisijungė prie Vilnietės komandos, tai yra pirmosios debiutinės rungtynės šioms 2 legionieriams iš Ukrainos ir bus įdomu pažiūrėti, kaipgi jos atrodo aikštėje. Kristinai Kožub 21, ką tik sukako. Vienais metais jaunesnė yra Viktorija Korbač. Na ir vyriausias Karolis Kasaitis, kalbant apie strategą, kuris treniruoja Vilniaus ekipos futbolininkės. Pažiūrėsime, ko baigsis ši šiauliečio ataka. Neblogas skaitas dešiniuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę ir ten jau panašu, kas buvo labai rimtas pavojus iškilė, bet nepavyko kreipti kamulio į vartus Mačiulerai ir partinis 11-tukas. Vilnietės vis dar nepraleido įvarčio šiame mače, taigi aikštės šeimininkės vartose 1 numeris Meda Šeškutė, aikštės žaidėjos 2 numeris Tristan Porneil, 3 Rū Mačiurera, 4 Algimantė Mikutaitė, 5 Paulina Sarkanaitė, 7 Dovilė Gailevičiūtė, dar viena pavojinga ataka ir vartininkė Vaiginytė žaidžia sėkmingai. Taigi 9 numeris Jelena Šurpilo, 13 Vestina Neverdauskaitė, 14 Gabija Toporovaitė,
15-asis Rimantė Januškaitė ir 21-asis Alika Kein. Komandos vyriausiasis treneris Rimantas Viktoravičius, o šiam susitikimui vadovauja aikštės arbitrė iš Šiaulių Jurgita Mačikulytė, jos asistentai Rokas Petrauskas ir Žiugas Valatkevičius. Visa teisėjų brigada iš Šiaulių. Kein buvo prie kamulio, jį užleidžia dabar Korneil, dar viena legionierė. Yra legionierių abiejose komandose. Gruzinė Ana Čeminava jau eilę metų gina Vilniaus MFA Žalgirio komandos garbę. Taip pat minėjau, 2 yra legionierės iš Ukrainos. Tai klubo naujokės Kristina Kozub ir Viktorija Horbač. Ir taip pat yra visa eilė legionierių Šiaulių komandoje. Suprantama, jau visi žino, kad Madison Gibson gavo sunkią traumą, kryžminių kelio raiščių traumą ir čia rizikingai, labai rizikingai žaidžia vartininkė Dominika Vaiginytė, bet viskas baigėsi kol kas sėkmingai, bet iškart teritorinę persvarą perima Šiaulių Gintros universiteto futbolininkės, to ar galima tikėtis, jos labai stipriai rungtyniauja šiame sezone. Jau tikslas suprantama yra besąlygiškai laimėti Lietuvos čempionatą, taip pat sėkmingai pasirodyti ir UEFA čempionų lygos varžybose, kurios jau greitai turėtų startuoti, taip pat suprantama ir sėkmingai pasirodyti Baltijos taurės turnyre. Savotiškų flagmanų galima laikyti Šiaulių Gintro universitetą ir eilę metų ši ekipa neturi lygių, galima prisiminti ir prieš kelis metus labai sėkmingą pasirodymą, kai toli čempionų lygos varžybose ši komanda nukeliavo, įveikė ne vieną stipresnį varžovą. Ir apskritai, ši ekipa yra tikrai žinoma tiek Pabaltyje, tiek Europoje ir tai yra, galima sakyti, komanda, kuri pakankamai gražiai ir sėkmingai reprezentuoja moterų futbolą tarptautinėje arenoje. Ir Lietuvoje kol kas tikrai niekas praktiškai negali nei kiek rimčiau pasipriešinti šiaulietėms, jos be gailesčio tiesiog triuškina praktiškai visas varžoves. O kalbant apie įmuštus įvarčius, tai išties įspūdingai atrodo, kai per 10 rungtynių komanda įmušė 99 įvarčius, taigi gaunasi po 9,90 įvarčio vidutiniškai per vienas rungtynes į varžovų vartus. Čia Kein reidas, perdavimas į kraštą, veikiausiai bus keliamas kamuolys į baudos aikštelę, taip ir yra toks bandymas, bet nepavyksta sėkmingai kamuolio pakelti iš kairio krašto. Ir dabar smūgis nuo vartų. Suprantama, kad Vilniečių tikslas veikiausiai yra nepraleisti to greito įvarčio, nesugriūti, nesubirėti. Viename mače, tarpusavio mače, jos ganėtinai neblogai laikėsi, bet praleidus 1, 2, 3 įvartį, kaip ir dažnai nutinka, tos vadinamos rungtynių outsiderės ar nefavoritės šiek tiek subyra ir tuomet jau pasipila įvarčiai kaip iš gausybės rago. Taigi Vilnietėms suprantama, reikia žaisti kaip įmanoma tiksliau ir išvengti klaidų gynyboje, nes tik taip galima kurį laiką bandyti pasipriešinti savo varžovėms, aktyviai presinguoja savo varžoves jų aikštės pusėje. Mačurera, futbolininkė iš Jungtinių Amerikos valstijų ir čia vartininkė Meda Šeškutė. Beje, kalbant apie vartininkės, tai šiandien jau yra. Matau rungtynių protokole dar viena vartų sargė, 21 metų, Maja Zaits, futbolininkė iš Slovenijos, kuri dar prieš keletą metų debiutavo Slovenijos nacionalinėje moterų rinktinėje, taigi dabar jau turės dar vieną pajėgę vartininkę, nes Meda Šeškutė yra nors ir tikrai gera vartininkė, bet ji yra jauna, jai ką tik sukako 17 metų, tuo tarpu mano minėtai Maja Zaits jau 21. Taigi ta pozicija taip pat buvo sustiprinta prieš čempionų lygos atrankos varžybas, kur šiaulietėms taip pat yra keliami tikslai. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir labai sutankinta gynyba. Gynasi Vilnietės išrikiavę aplink savo vartus ir čia smūgis, skersinis ir labai nedaug trūko, kad atrodė, kad jau kamuolys skrieja į vartus, sakyčiau, pačia rimčiausia forma grasino dabar
aikštės šeimininkės savo varžovėms, bet viskas pasibaigė neblogai, įvarčio nėra ir gali tik džiaugtis Vilniaus miesto ekipa, kad nepavyko jų varžovėms išnaudoti tos progos, kurią sukūrė šiaulietės. Beje, praėjusių metų čempionate Žalgiris MRU žaidė ne A lygoje, o pirmoje. Žaidė dėl to, kad buvo ten kiti motyvai ir komanda tiesiog savo norų pasitraukė į žemesnę lygą, ne dėl to, kad jį iškrito iš A lygos ar tiesiog pagal nuostatas buvo priversta ją palikti, jokių būdų ne. Ir po to pavyko laimėti pirmos lygos pirmenybės ir po metų pertraukos vėl matome Vilnietes. Šios smūgis iš toli, pavojingas smūgis, bet kamuolys skrieja šalia vartų Virpsto. Beje, pernai finale Panevėžio Sargūno sporto gimnazijos komanda pirmos lygos finale įveikė Vilnietis, jos tapo pirmos lygos čempionėmis ir sugrįžo į elitinį moterų divizioną. Beje, įdomu tai, kad ir pernai, ir šiemet Panevėžio ekipoje rungtyniauja Karilė Ližinaitė, panevėžietė, tiksliau pasakius, iš Panevėžio rajono, Ramygaloje. Ji pradėjo futbolininkės kelią ir tapo iškart Panevėžio komandos lyderė, persikėlė į Panevėžio sporto Sargūno gimnaziją iš Ramygalos gimnazijos. Pirmasis treneris buvo Egidijus Marotas ir pagal pirmenybių nuostatus, kadangi nėra tiek daug moterų ir merginų žaidžiančių futbolą, gali kelios futbolininkės žaisti ir A lygoje, ir pirmoje lygoje. Ir Karilė Ližinaitė būtent yra viena iš tokių, kurie atstovauja A lygoje MFA Žalgirio MRU, o šių metų sezone pirmoje lygoje žaidžia Panevėžio moterų komandoje. Baudos smūgis link Vilniečių vartų. Ir iškart iškyla šiokia tokia grėsmė, kadangi daug yra žaidėjų, kuriuos yra aukštaūgis, gerai žaidžia galvą. Dovilė Gailevičiūtė prie kamuolio. Čia pažemė siūstas kamuolys, galbūt ar tai buvo toks sumanimas, ar tai toks derinys, sunku pasakyti, bet kol kas apsigina Vilnietės, ir kuo ilgiau jos ginsis sėkmingai, tuo. Ir štai čia nepavyksta vis dėlto apsiginti ir gana greitai 11 mačo minutę krenta pirmasis įvartis ir tai yra 100-asis įvartis šių metų sezone, 100-asis Šiaulių universiteto Gintros komandos įvartis ir nepavyko kiek ilgiau atsilaikyti Vilniaus ekipai. Rezultatas tampa 1-0 ir šio mačo favoritės gan anksti įsiveržė į priekį, taigi jeigu bent jau per pirmasis 15 ar 20 minučių pelna įvartį, visuomet tai yra laikomas kaip greitas įvartis, taigi mačo pradžia sėkmingai susiklostė šiaulietėms. Jos ir prieš tai turėjo vieną labai gerą, fantastišką progą, jos neišnaudojo, o dabar 11 rungtynių minutę rezultatas tampa. Čia tiesiog pačios įsimuša į savo vartus, tai būtų galima pasakyti tą epizodą, nesėkmingai sužaista gynyboje ir rezultatas 1-0, bet kokiu atveju Gintra universitetas įsiveržė į priekį ir komanda jau pirmauja šiame mače. Suprantama, kad akivaizdus yra lygių skirtumas Lietuvos moterų futbole tarp Gintros universiteto ir kitų komandų. Galima sakyti, kad yra Šiaulių Gintra universitetas ir galbūt kitos likusios komandos. Žvelgiant šiuo metu į lentelę, tai jie atrodo taip. Universitetas Gintra laimėjo visus 10 susitikimų, turi 30 taškų, kaip minėjau, Žalgiris MRU turi 22 taškus, trečioje vietoje Kauno Žalgiris 16 taškų, ketvirtoje Gargždų Banga 15 taškų, penktoje pozicijoje Utenos Utenis 6 taškai ir taškų nepelnė jaunosios Šiaulių sporto gimnazijos futbolo akademijos Šiauliai futbolininkės, kurios turi 0 taškų ir pralaimėjo visas 10 rungtynių. Taigi galima sakyti taip, kad viena iš tų 6 elitinėje lygoje rungtyniaujančių komandų, viena Šiaulių ekipa yra
nebejotina favoritė, o kita yra ryškiai outsiderė, turiuomenį Šiaulių sporto gimnazijos jaunasias futbolininkės. Na, o šiaip atkakliausia vieta veikiausiai vyks dėl 2., 3. ir 4. pozicijos, kur būtent Vilnietės, Kaunietės ir Gargždiškės veikiausiai pretenduos į kitas 2 likusias prizinės vietas pagal čempionato reglamentą. 4 ratai bus sužaisti šių metų moterų lygos čempionate. Būtent šiomis rungtynėmis startavo 3. ratas, jau komandos sužaidė iki šio susitikimo lygiai pusė rungtynių, tai yra 10 ir lieka dar 10. Na, šiandien tuo pačiu laiku prasidėjo dar vienas mačas, kur Kauno Žalgiris žaidžia su Utenio komanda. Ten turėtų būti žymiai atkaklesnis mačas, žvelgiant ir į komandų potencialą, ir į taškų bendrą kraitį. Kauno Žalgiris turi 16 taškų, Utenis turi 6 taškus, bet ten tikrai nėra tokio lygio skirtumą, kokį turbūt išvysime čia Šiaulių stadione, kai čempionato favoritės bandys įmušti dar ne vieną įvartį į Vilniaus Žalgirio vartus. Čia bandymas prasiveržti kairiuoju kraštu, ne visiškai sėkmingas, keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Taip, aukšti kamuoliai yra irgi grėsmė, nes augalotos, ypač legionierės, fiziškai stiprios legionierės, gali gerai sužaisti galvą ir tokiu būdu, suprantama, gali kilti rimtesnė grėsmė. Cornell, gynėja iš Kanados. Perdavimas kitą kraštą. Verdauskaitė šį toliau į priekį. Ir atsitraukia vėl prie savo vartų. Žalgirietės, jos priverstos vėl žaisti be kamuolio, tai yra, suprantama, ne taip ir paprasta. Nepaprasta perimti kamuolį. Čia galbūt ir buvo galimybė vartininkiai greičiau pasitikti kamuolį, bet galbūt ir stebėjo, kad kamuolys skrieja už aikštės ribų. Galima šiek tiek nusiraminti, galima šiek tiek numušti spartą, šiek tiek atsipūsti. Ir tą suprasdama komandos vartininkė Dominika Vaiginytė niekur neskuba ir tik dabar smūgiuoja kamuolį į priekį, bet čia nelabai jau. Sėkmingas bandymas, netoli skrieja kamuolys, o čia aktyviai. Labai aktyviai žaidžia šeimininkės ir perėmė kamuolį Mačiurera, bet čia patį vėl prarado ir bando greitai žaisti Vilniaus Žalgirio ekipa, bet netikslus perdavimas. Na, sakyčiau, galbūt tik standartinės padėtys ir greitos atakos gali būti vienas iš kozirių, kur galbūt kažką galima nuveikti, tačiau reikia būti realistais ir suprasti, kad vis dėlto gerokai skiriasi žaidėjų meistriškumas. Na, suprantama, yra naujos žaidėjos, 2 ukrainietės, Kozup ir Horbač. Galbūt jos šiek tiek pagyvint žaidimą ir apskritai įdomu pažiūrėti, kaip atrodo tos naujokės Vilniečių gretose. Bet kokiu atveju pagal potencialą, pagal žaidėją suprantama, kad šiaulietės gerokai pranoksta savo varžoves. Mačiurera, jie prieš ją 2 varžovės. Ir pražanga yra užfiksuota, taigi pavojingas baudos smūgis, žymiai pavojingiau nei prie kampinio gairelės būtų kamuolys. Čia gerai sužaidė Mačiurera, amerikietė privertė prasižengti savo varžoves. Žiūrėsime šią standartinę situaciją. Cornell vėl kai reaguoja futbolininkė, kelia kamuolį į baudos aikštelę, pavojus. Daug toli baltą aprangą vilkinčių žaidėjų, smūgis iš toli ir puikiai užsienio padėtį. Dabar Dominika Vaiginytė. Sėkmingas jo žaidimas neleidžia dar labiau padinti savo persvaros. Na, problema ta, kad nei kiek nepavyksta palaikyti kamuolio Vilniaus Žalgirio ekipai. Čia smūgis iš toli.
skersinių ir visko sandūro dabar sudrebina vartų konstrukciją ir vėl sėkmė šypsosi Vilniaus MP Žalgirio Merų ekipai. Mažiausiai porą kartų turėjo dar papildomai porą kartų, galėjo nuginkluoti Vilniečių vartininkė šeimininkės, bet šį kartą to padaryti nepavyko, persvara ir toliau akivaizdi. Suprantama, niekas ir nesmerkė Vilniaus komandos už tą praleistą įvartį, vis dėlto ne vienai komandai nepavyksta apsiginti arba mesti rimtesnės kovos, kaip minėjau, po 10 įvarčių vidutiniškai muša per rungtynes. Šiaulietis ir taip pat yra puikiai gynyba per 10 rungtynių praleisti vos 3 įvarčiai. Na, suprantama, žymiai kuklesnė yra įvarčių statistika MP Žalgirio Merų, bet kaip bebūtų, yra pliusinė statistika. 31 įmuštas įvartis, 24 praleisti, tai yra plius 7 įvarčiai. Na ir įdomu tai, kad Gintros universiteto komandos rezultatyviausia žaidėja Rimantė Janušaitė įmušė 31 įvartį, lygiai tiek pat, kiek įvartį įmušė visa Žalgirio komanda. Taigi, Rimantės Janušaitės įvarčių kraitis, vienos žaidėjos įvarčių kraitis yra lygus, na, tiksliau, iki šio mačo buvo lygus, dabar jau sunku pasakyti, kaip jis bus jam pasibaigus. Taigi, viena žaidėja įmušė tiek, kiek visas Vilniaus ekipos kolektyvas. O čia neblogas reidas ir čia pavojinga ataka, įsiveržta į priekį ir labai nedaug pritrūko Vilnietėms, kad būtų pavykę sukurti rimtą pavojų, išeina 1-1, bet ten patikimai sužaidė vartininkė. Meda Šeškutė laiku paliko vartų liniją, pasitiko kamuolį ir neleido iššokti 1-1. Svečių komandos futbolininkai. Gal vartininkai, čia toks rizikingas perdavimas, vos neperima kamuolio. Šiaulių ekipa, dabar jau kamuolys perimtas. Žiūrėsime, ko baigsis. Ne, vėl tai porą perdavimų ir tenka pripažinti, kad čia nuošalės taisyklė pažįsta, beveik nepastebima. Šiandien mačo arbitrė Jurgita Mačikonytė, kol kas geltonų kortelių, pražangų taip pat nėra daug, gan korektiškai vyksta rungtynės, geros oro sąlygos, gera aikštės kokybė. Suprantama, kad futbolininkės taip pat yra įsilgusios žaidimo, stovyklavo Latvijoje, Šiaulietis, taip pat treniravosi, suprantama, ir Vilnietės, bet kalbant apie pertrauką, tai ji buvo kiek ilgiau nei mėnuo. Būtent kai buvo sužaista 10. turas, o tai buvo Liepos pradžioje, buvo paskelbta kiek ilgesnė nei mėnesio pertrauka ir, kaip minėjau, šiandien rungtynėmis jau prasidėjo antroji čempionato pusė. Šiandien be šio mačo žaidžiamos dar 2 rungtynės, tuo pačiu laiku prasidėjo mačas Kaune tarp Vietos Žalgirio ir Utenos Utenių, o 20:15 Gargžduose žais Vietos Banga ir kita Šiaulių komanda, Šiaulių sporto gimnazija, futbolo akademija Šiauliai. O kitas turas jau vyks šį savaitgalį. Rugpjūčio 16 dieną taip pat bus žaidžiami 3 susitikimai. Na kągi, panašiai ir buvo galima tikėtis, galima tik pasidžiaugti, kad Vilnietės kol kas tikrai neskubirėjo, nepaisant akivaizdžios persvaros, kokią turi Šiaulių Gintros universiteto komanda. Vilnietės baigė, tikrai neblogai gynėsi, stengiasi ir kol kas, sakyčiau, tas rezultatas nėra jau labai blogas. 0-1 pralaiminėti tikrai nėra gėdinga prieš tokią stiprią komandą. Čia legionierių reidas, bet
nepavyko dabar Mačiurerai iki galo sėkmingai žaisti. Cornell išmeta kamuolį iš užribio. Vėl kanadietį su kamuoliu, bet šį kartą kamuolys per toli atleistas. Čia Mačiurera. Kane. Cornell. Mačiurera ją presinguoja ir pavyks atkovoti kamuolį. Tiesa, kampinis nėra uždirbtas, bet iš užribio kamuolį dabar grąžins Gintros universiteto. Futbolininkės gali toli mesti kamuolį šį 24 metų žaidėją. Mačiurera meto labai toli į baudos aikštelę. Ir čia jau vartininkė Dominika Vaiginytė. Kiek daugiau ne pusė kėlinio. Pirmojo pusė kėlinio prabėgo Šiauliuose. 1-0 po 11 minutę kritusio įvarčio į Vilniečių vartus. Daugiau niekam nepavyko pasižymėti. Iš Vilniaus Žalgirio atakų galime išskirti tą vieną tokią rimtesnę ataką, kai buvo bandymas išvesti 1-1 žaidėją, bet ten vartininkė sėkmingai sužaidė. Sužaidė sėkmingai Meda Šeškutė ir net nepavyko atlikti smūgį į vartus. Čia nespėja. Mačiurera labai universaliai rungtyniauja Šiaulių Gintros universiteto komanda. Žaidžia ir ilgesniais perdavimais ir trumpais, išnaudoja abu kraštus, kitas žaidžia trumpais perdavimais, Sinelė bando įsiveržti per baudos aikštelės vidurį. Lietuvos čempionate šių komanda, galima sakyti taip, yra praktiškai be silpnų vietų ir dėl to visoms varžovėms yra be galo sunku rungtyniauti su šia komanda. Taip, dabar sekasi neblogai rengti ataką, neblogai yra palaikomas kamuolys, Ruzgutės perdavimas į priekį. Čia bandymas, viena buvo Karilė Ližinaitė, jai buvo be galo sunku. 3 varžovės buvo prieš Karilė Ližinaitė ir nepavyko nieko nuveikti puolime, kamuolys prarastas ir vėl kantrus darbas gynyboje. Kitaip būti ir negali. Smūgis iš toli, vartininkė reaguoja ir į kampinį yra išsiunčiamas kamuolys, jau nukreipiamas kamuolys. Kaip ir minėjau, labai universali komanda ir sunku netgi prognozuoti, kuri žaidėja imsis iniciatyvos, kuri atliks smūgį į vartus. Jeigu mes kalbėsime grinai apie įvarčius, tai taip. Rimantė Janušaitė, kaip jau minėjau, yra pasiekusi įspūdingą įvarčių skaičių. 31 įvartis, bet ir be jos yra pakankamai daug žaidėjų. Algimantė Mikutaitė dabar kelia kamuolį, baudos aikštelę, smūgis galva, virš vartų skrieja kamuolys, smūgis nuo Vilniečių ekipos vartų. 27 minutė jau įpusėjo šiame mače, kol kas minimalia persvara, 1-0. Šiaulių Gintra universitetas pirmauja prieš Vilniaus MFA Žalgirį Emerų. Dar viena Šiaulių futbolininkų ataka. Čia sėkmingai apsikina Vilnietės. Ližinaitė ieško laisvų komandos draugių, randa Ruzgutę. Į kitą kraštą, Ruzgutė su kamuoliu. Bet čia jau galima ir kortelę veikiausiai parodyti. Šiurėra, taip, akivaizdžiai už marškinėlių tempė Kaunietė ir pirmoji geltona kortelė. Julita Mačiukonytė už tą akivaizdžią pražangą, už tą pralaimėtą mikrodvikovą. Tai nebeturėjo kito varianto, tai tempė varžovą už marškinėlių. Parodo kortelę, Kauniečių ekipos žaidėjai. Neturi
Aikštės vidurio buvo to pražanga. Nepaisant tolimo stumo, keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Galva 2 sykius sėkmingai sužaidžia Vilnietis. Dar kartą aukštas kamuolys. Ir čia sėkmingai pavyksta apsiginti. Neblogai, čia sužaidžia Vilnietis, bandė dar savo varžovės lyg ir pražangos pagalba laikyti Šiaulietis, bet nereikėjo ir to, kamuolys jau Vilniečių prarastas ir šeimininkės vėl rezga savo taką. Iš karto atsitraukė šių savo vartų. Žalgirietis, kurios priverstos ir toliau stabdyti labai intensyves aikštės šeimininkų atakas. Čiurybo. Smūgis iš toli ir vėl vartininkė Dominika Vaiginytė šiandien turi darbo gerokai daugiau nei Meda Šeškutė. Nelabai pavyksta smūgis, bandė atlikti perdavimą į dešinį kraštą Kristinai Kozdup ukrainietei, bet tiesiog kamuolys futbolininkų terminų nusipjovė nuo kojas, užribį turėjo kamuolys ir dabar jau reikia vėl gintis nuo linijos atakos, smūgis iš toli, gelbėjo savo komando vartininkė, spėjo atsistoti ir čia, kol bandė pasitaisyti kamuolį Šiaulietis, pasiaukojančiai gynyboje sužaidusios jų varžovės, apsigynė bent laikinai, kelia kamuolį Maširėra į baudos aikštelę, čia daug abiejų ekipų žaidėjų. Pasiaukojimo tikrai netrūksta Vilniaus žalgirietėms, galima jie tik pagirti už tą pasiaukojančią gynybą. Žaisti prieš tokias varžovės yra be galo sunku. Matome ir puolėjos kaip Ližinaitė, kaip Ruzgutė, taip pat priverstos padėti savo komandos draugėms gintis nuo atakų. Ir kai tik būna kažkokia pražanga ar nuošalė, ar šiek tiek laikas sustabdomas, sakyčiau, labai taktiškai teisingai elgiasi Karolio Josaičio auklėtinės, jos niekur neskuba, bando šiek tiek sulėtinti tą žaidimo spartą, nes bet kokiu atveju net ir atsarginių žaidėjų suolelis yra gerokai stipresnis, kalbant apie žaidėjų potencialą. Šiaulių ekipos ir Ayers, ir Davidson, Karaševaitė, puikios žaidėjos yra atsarginių žaidėjų sąraše, ta pati vartininkė Maja Zaitsko, klubo naujokė iš Slovenijos, jeigu tikrai turi ką pasiūlyti, Rimantas Viktoravičius, ir bet kurią akimirką jis gali pakeisti vieną futbolininkę kitą ir tikrai nuo to žaidimo kokybė nenukentės. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, ten daugiau žaliai baltą aprangą vilkinčių futbolininkių. Smūgis iš toli, vartininkė reaguoja. Dažnai būtent į dešinį nuo vartininkės kraštą skrieja kamuolys po varžovių smūgių, bet kol kas patikimai žaidžia Dominika Vaiginytė ir ji kol kas praktiškai žaidžia be klaidų. Tai buvo vienas įvartis, bet ten buvo daugiau jau pačių gynėjų klaida, nei vartininkės, ir Vilniečių vartininkė jau kelis kartus išgelbėjo savo komandą. O laikas nenumaldomai bėga, jau greitai pusės, 33 mačo minutė, vis dar minimalia persvara. 1-0 priekyje yra iš daugkartinės šalies čempionės, Šiaulių universiteto agentūros futbolininkės. Pražanga. Neleistinai buvo sužaista prieš Vilniečių komandos žaidėją. Ana Čeminava, Sakartvelo atstovė, buvo pragriauta ir vėl tokia
nedidelė pauzė, sakyčiau, labiau reikalinga yra Žalgirio ekipai. Čia nebloga. Vystosi taka, daug perdavimų, nelaikų slysteli dabar Žalgirio komandos žaidėja, bet tuo nepasinaudoja. Šalies čempionės, vėl pakeltas aukštas kamuolys. Deja, kol kas su perdavimais yra daug bėdų, daug netikslumų. Dabar jau dešiniuoju kraštu vysto savo taką. Čia kietokai buvo sužaista, bet tik tiek gerai, kad nebaudos aikštelės ribose, visiškai prie pat 16 metrų buvo pargriauta Gintros universiteto žaidėja, taigi bent jau nėra 11 metrų baudinio, o iki to trūko tikrai nedaug. Na, bet pavojingas baudos smūgis prie pat baudos aikštelės krašto. Mačo arbitrai fiksuoja pražangą ir baudos smūgis. Dviejų žmonių gyvatvorė rikiuoja Žalgirio ekipa. Kokią nurodymą duoda vartininkė. Ir čia kamuolys keliamas į baudos aikštelę. Siaurutė, Virpstas. Ir tiesiog pavyksta įgrūsti kamuolį į vartus. Galbūt kiek ir sėkmės faktorius suveikė ir įvarčio autorė yra, net sunku pasakyti, kas ten tą įvartį įmušė. Sužinosime kiek vėliau, ten buvo tokia tiesiog surutė prie vartų, štai čia pakeltas kamuolys. Čia gynėjos taip pat galėtų žaisti kiek sėkmingiau. Na, Keinė turbūt, Alika Kein, amerikietė, ji yra šio įvarčio autorius, panašu, kad taip. Laiku ir vietoje atsidūrusi amerikietė, 26 metai jai pasiuntė kamuolį į vartus, na, ten jau, suprantama, labai laiku ir vietoje, patogioje pozicijoje buvo atsidūrusi šiauliečio ekipos puolėja, ji tuo pasinaudoja ir žaidus 35 minutės rezultatas tapo jau 2-0. Galbūt ir jaučiasi, kad yra įsilgusios futbolo, Šiaulių Gintros universiteto žaidėjos, nors ir pirmauja, nors ir turi iniciatyvą, bet nikiek nemažina apsukų ir toliau presinguoja savo varžoves, bando įvairius derinius, žaidžia puolime gan universaliai ir kelia rimtų problemų Vilniaus Žalgirio ekipai. Dar viena ataka, dešiniuoju kraštu. Puikiai prasimestas kamuolys į priekį, perdavimas, smūgis, vartininkė reaguoja ir vėl į tą patį į dešinį nuo vartininkės kampą buvo siunčiamas kamuolys, bet vėl gerą reakciją pademonstravo Dominika Baiginytė. Šuolyje sugebėjo ranka krisdama atmušti kamuolį, kuris skriejo jau grinai į vartų plotą. Žiūrėsime, kuo atsakys Žalgirietės. Ne, nieko nepavyksta išpešti joms, ten būgniai Lazauskaitei buvo siunčiamas kamuolys ir čia nedaug trūko. Nedaug trūko iki to, kad būtų prisižaidę, taip galima pasakyti. Šiaulietės. Toks yra rezultatas, sakyčiau, pelnytai. Pirmauja daugkartinės šalies čempionės, galėjo skirtumas būti ir didesnis. Jeigu kiek tiksliau būtų sužaidusios šalies čempionės kai kuriuose baigiamosiose etapų stadijose, arba netaip sėkmingai būtų žaidusi. Tai čia, žiūrėkime, kaip toliai išėjusi vartininkė ir
žaidžia kiek, sakyčiau, avantūriškai. Na, suprantama, kai yra akivaizdus lygių skirtumas, kai pirmauji 2 įvarčių persvarą ir žaidi savo tvirtovėje, ta viena klaida nieko radikaliai nepakeistų, bet vis dėlto manau, kad treneris Rimantas Viktoravičius būtų patenkintas, jeigu būtų klytas įvartis, ir apskritai nemanau, kad už tokius rezultatus jis pagirtų savo auklėtines. Čia vėl bandymas išversti Karėlį Žinaitę į priekį, bet greitesnė Neverdauskaitė atgal, vartininkai šį Kornel ir vėl prieš čempionės artėja jau prie aikštės vidurio linijos, pradeda savo ataką. Čia individualus reidas, smūgis, ne, pernelyg daug žaidėjų yra ties ta pozicija, ties baudos aikštelės viduriu. Į kraštą siunčia kamuolį Gailevičiūtė. Čia į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, sakyčiau, galbūt galima buvo aukštesnė trajektorija. Smūgis į vartus, daug smūgį į vartų plotą atlieka Gintros universiteto žaidėjus ir darbo turi daug, pakankamai daug. Dominika Vaiginytė. Vasario mėnesį jai sukako 18 metų, toks nemalonus smūgis ir šiek tiek reikia galbūt laiko vilniečių vartininkai, kad jį atsigautų. Supranta tą ir rungtynių arbitrė Jurgita Mačikūnytė. Tikėtis reikia, kad viskas tvarkoje. Tiesiog stipriai galbūt į krūtinę patakė kamuolys, šiek tiek trūksta oro, trūksta kvapo, bet panašu, kad viskas greitai bus gerai ir galės šiandien jau ne kartą ir ne du savo vartus gelbėjusi Dominika Vaiginytė toliau tęsti rungtynes. Keturiasdešimt mačo minutė jau įpusėjo. Saulė šiek tiek šviečia futbolininkėms į akis ir nėra taip galbūt patogu kai kuriuose aikštės kraštuose, tačiau sąlygos yra vienodos abiejų komandų žaidėjams. Vėl iš labai arti šiaulietės pasitinka vilnietės. Panašu, kad panašų vaizdą mes matysime praktiškai visų rungtynių metu. Vis dėlto namuose rungtyniaujančios šiaulietės akivaizdžiai pranoksta ne tik šią komandą, bet ir visas kitas. Šiuo metu Lietuvos čempionate ir pagal kamuolio kontrolės laiką, pagal smūgius į vartus, į vartų plotą, jos visuomet lenkia gerokai, pasikeitė kelis kartus savo varžoves. Bet tokie mačai kaip tik yra, sakyčiau, naudingesni yra silpnesnėms komandoms, šiuo atveju Vilniaus Žalgirio Merų, kadangi su stipriamis varžovėmis gali žaidimas labiau tobulėti, labiau kelti savo meistriškumą ir tai yra didesnė nauda. Slystelė, bet vis dėlto išliko kamuolį savo kontrolėje. Lazauskaitė ne, kartą jau kamuolys prarastas ir gerai, nepavyko irgi skubti prie kamuolio. Praranda kamuolį Kozub, ukrainietė. Per daug jau buvo tankų žmonių tame aikštės taške. Gailevičiūtės, perdavimas į priekį, čia Mačiurera. Bet per toli nuo jos iššoko kamuolys ir
Neblogai gynyboje žaidžia Laura Duzgutė. Jau tik porą minučių lieka iki pertraukos, galbūt tai pridės kokią minutę rungtynėms vadovaujanti Jurgita Mačikonytė, nes buvo du įvarčiai, buvo laiko stabdymas. Smūgis iš toli, neblogas bandymas, galima pagirti už šį sumanymą Dovilę Gailevičiūtę. Smūgis netikslus, bet tolimų smūgių suprantama reikia. Svečių ekipos vardininkė, Vaiginytė dabar grąžins kamuolį į žaidimą. Kol kas tie aukšti kamuoliai nėra labai rimta grėsmė vilniečių komandos gynybos grandžiai. Neblogai susirenka kamuolius savo baudos aikštelėje. Viešnios iš Vilniaus ir kol kas nelabai rimtai grasinama po tokių epizodų svečių vartams. Čia Duzgutė, perdavimas Liužinaitei, jungiasi į ataką Kozub ir ukrainietė išsaugo kamuolį. Kristina Kozub, 21 metų žaidėja, dabar grąžina kamuolį iš užribio. Duzgutė. Ir suraidas dešiniuoju kraštu, bet gynyboje patikimai žaidžia Alika Kein. Vėl Duzgutė. Čia užsitęsusi šiek tiek ataka. Du kartus į varžovę pataiko kamuolį Žalgirio futbolininkė. Pavyksta Kein atkovoti kamuolį. Amerikietė, šalia jos dar viena amerikietė, Mačirera. Ir jau prasidėjo kompensuotas laikas, ištiksėjo 45 minutės, bet kadangi buvo nemažai stabdymų, tai su 45 minutėmis pirmasis kėlinys nesibaigė. Mačirera bando įsiveržti į baudos aikštelę. Daug judesių klaidinančių, perdavimas. Ir čia jau kiekybinė persvara buvo viešnių pusėje ir nepavyko uždaryti to perdavimo. Jelenai Čiubrilo, futbolininkė iš Serbijos. Artėja prie pabaigos, pirmasis kėlinys, sakyčiau, kad visiškai dėsningai ir pelnytai pirmauja Gintros universiteto komanda. Galėjo skirtumas būti ir didesnis, bet galime prisiminti ir tą progą, kai nelabai sėkmingai ten žaidė šiauliečių komandos vartininkė ir į tuščius vartus iš tolimesnės distancijos nepavyko pataikyti vilnietėms. Daugiau kažkokių rimtesnių progų nepavyko Vilniaus miesto ekipai sukurti. Bandė ten perimti kamuolį, Gitgaudaitė nepavyko. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, smūgis galva ir nepavyksta pataikyti į vartų plotą. Jelenai Čiubrilo. Šalia vartų skrieja kamuolys. Rezultatų 2-0 priekyje Šiaulių Gintaro universitetas. Šiaulių Gintaro universitetas pirmauja prieš Vilniaus Žalgirį. Pertrauka.
on fire. Fire into steam. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita - viskas, kas telpa žodyje stiklas. Po sekso, Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujo dalimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Seas on fire. Fire into steam. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita - viskas, kas telpa žodyje stiklas. Po sekso, Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujo dalimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Seas on fire. Fire into steam.
Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Po sekso, Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujo bėgimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus.
Žalgirio komandos po pirmojo kėlinio rezultatu 2-0 pirmauja aikštės šeimininkės ir būtent šiandien savo įvarčių sąskaitą dar labiau padidino. Rimantė Janušaitė, ji pelnė antrą įvartį 35 minutę ir dabar šios puolėjo sąskaitoje yra jau 32 įvarčiai Lietuvos moterų čempionate, o pirmą įvartį 11 mačo minutę Vilnietės įsimušė pačios į savo vartus, ten nesėkmingai gynyboje sužaidė klubo naujokė Kristina Kozup ir tada rezultatas tapo 1-0 šiauliečių naudai, o po to, kaip minėjau, 35 minutę Rimantė Janušaitė sugebėjo dar labiau padidinti Šiaulių ekipos persvarą. Ir dabar prasidėjus antrajam kėliniui 2-0 pirmauja Šiaulių Gintarų universitetas, bet kol kas rezultatas tikrai yra garbingas. Galime prisiminti, kaip kitas varžovės triuškina Šiaulių Gintarų universitetas. Galime prisiminti ir pirmuosius tarpusavio mačus. Vilnietės pirmąjį mačą šiaulietėms pralaimėjo 1-7, antrajame rungtyje nusileido 1-9. Vienas mačas buvo pralaimėtas 8 įvarčių skirtumų, kitas 9. Kol kas toli gražu iki tokio rezultato. Reikia tikėtis, kad ir toliau taip pasiaukojančiai kovos Vilniaus Žalgiris šiame mače. Taip pat sėkmingai vartus gins Dominika Vaiginytė, kuri pirmajame kėlinyje Karpus tikrai daug turėjo darbo ir jos tas darbas buvo tikrai sėkmingas. Keletą kartų labai tingose situacijose išgelbėjo savo komandą, o čia Vardauskaitė bando žaisti aktyviai, presinguoja į Nevardauskaitę. Dabar jau drąsiai žaidžia nuo pat kėlinio pradžios ir žalgirietės, ten taip pat aktyviai ir Ruskutė. Malonu stebėti, kad taip ryžtingai nusiteikusios pradėjo antrąjį kėlinį. Karolį Jastaičio auklėtinės, jos žaidžia drąsiai ir aukštai pasitinka savo varžoves. Viena geltona kortelė buvo parodyta šiame mače, kėlinio viduryje Laura Ruzgutė. Jie buvo nubausta. Šiam susitikimui vadovauja Jurgita Mačiukonytė, jos asistentai Rokas Petrauskas ir Džiugas Balatkevičius. Šiaulėtė su kamuoliu. Nelabai sėkmingai žaidžia jos, pataiko į Žalgirio komandos žaidėją Dorotėją Audukaitę, kuri tik antrajame kėlinyje pasirodė po keitimo. Čia nebuvo vis dėlto kamuolys palikęs aikštės ribų ir gali būti pavojinga ataka, bet per toli kamuolį paleidžia Gabija Torpovaitė ir bent jau kol kas apsigina Žalgirio žaidėjos, tačiau kamuolį iš užribio vėl grąžins aikštės šeimininkės. Ruošiasi tai daryti Karaševaitė, taip pat po keitimo pasirodžiusi žaidėja. Atliko keitimų abiejų komandų strategai, tiek Rimantas Viktoravičius, tiek Karolis Jasaitis. Čia ryžtingas reidas.
kas, bet yra pristabdyta. Dar vienas jos perdėjimas ir nespėja. Nespėja prie kamuolio Davidson. Smūgis nuo Vilniaus Žalgirio ekipos vartų. Vėl niekur neskubės. Dominika Vaiginytė. Vėl nelabai tiksliai žaidžia tame epizode Vilnietės. Tenka kamuolį iš užribio mesti Šiaulių ekipai. Ataka vystosi kairiuoju kraštu. Rapovaitė. Perdavimas kiek atgal. Vilevičiūtė. Verdauskaitė įsiveržė baudos aikštelę, tiesiog nuo 16 metrų bando šauti jį. Pasiaukojančiai žaidžia Vilnietės. Dabar savotiškas šturmas, savotiška gultis. Perdavimas į baudos aikštelę, ten neblogą perdavimą atliko Sarkanaitė, bet neatsidūrė toje vietoje, kur skrieja kamuolys, komandos draugės. Dar kartą keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia nelabai sėkmingai sužaidžia iš vartų išėjusi Vaiginytė, bet gelbsti komandos draugės. Dar viena ataka ir šį kartą jau vartininkė žaidžia be priekaištų. Šuolyje jį gaudo kamuolį ir greitai grąžins į žaidimą. Vėlgi, gan sakyčiau, aukšta sparta. Vyksta žaidimas po pertraukos. Ne taip reikėtų žaisti. Galbūt geriau tiesiog smūgiuoti kamuolį toliau, nei jį prarasti. Ir čia jau pavojus. Tas judesys buvo gal ir bereikalingas, buvo galima bandyti smūgiuoti, kalbu apie Dovilę Gelevičiūtę, bet dabar kaip reikiant prispaudė Šiaulietės Vilnietės ir šios po kelių neblogų minučių. Dabar privestos gintis, tiesa perimtas kamuolys. Netikslus. Šį kartą Lazauskaitės perdavimas. Gelevičiūtė. Perima vėl kamuolį Vilnietės. Ižaitis perdavimas į kraštą. Sunku prasibrauti naudojant driblingą prieš savo varžoves. Vilnietėms šį kartą gražiai žaidžia gynyboje Ugnė Lazauskaitė, bet vėl klaida. Ir skuba į priekį jau aikštės šeimininkės. Smūgis iš toli. Tokie smūgiai yra pavojingi ir klastingi. Neliečia kamuolio vartininkė Vaiginytė, taigi smūgis nuo Vilniaus Žalgirio komandos vartų. Rezultatas nesikeičia, kiek daugiau nei 6 minutės prabėgo po pertraukos ir panašus vaizdas kaip ir iki pertraukos, kai kamuolį ilgiau kontroliuoja ir aikštėje dominuoja Gintros universiteto komanda. Metė vis daug žaidėjų, nuo sarginių žaidėjų suolelio, Rimantas Viktoravičius, taigi dabar dar sunkiau gintis yra Vilniaus ekipai, to labiau, kad to žaidėjos, kurios pasirodė, tikrai yra ne tiek, sakyčiau, nesilpnesnės, kai kurios gal net ir pajėgesnės už buvusias aikštėje. Taigi tas fizinis pasirengimas taip pat gali lemti ir be kamuolio žaisti, suprantama, yra ilgesnį laiko tarpą žymiai sunkiau, todėl gali būti, kad pabaigoje ir pristigs jėgų Vilniaus miesto atstovės, bet turbūt spėlioti nereikia, žiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Ozub, ukrainietė, minėjau, žaidžianti pirmąjį mačą. Vilniečių gretose, grąžina kamuolį žaidimą. Bando ten individualių pastangų dėka apeiti varžoves, Laura Razgutė. Apeiti nepavyksta, bet šiek tiek priartėjimą arčiau. Tas priartėjimas arčiau sąlyginis, nes praškai ties aikštės viduriu kamuolį grąžins į užribį Vilnietės. Ten dabar paprašoma Ašo arbitrė šiek tiek atsitraukti.
Ir vėl kamuolys prarastas ir vėl teks darbuotis gynyboje žaliai baltą aprangą vilkinčioms futbolininkėms. Na, bet apskritai paėmus žaidimas, sakyčiau, tikrai nėra visiškai vienus vartus, taip, Šiaulietis dominuoja, čia kitaip ir būti negali, bet, sakyčiau, tai, kad jau sužaidus beveik 10 minučių antrajame kėlinyje, rezultatas tik 2-0, suprantama, yra visiškai neblogai besiklostantys įvykiai Vilniaus Žalgirio ekipai. Na, bet laiko dar taip pat labai daug, čia bando klaidinti varžoves, Ayers, dar viena legionierė, kuri pasirodė po pertraukos ir pagal smūgius į vartų plotą tokios statistikos nevedu, bet suprantama, kad ji ženkliai geresnė yra šiauliečių. Na, praktiškai visiškai be darbo arba beveik be darbo yra Meda Šeškutė, tuo tarpu Dominikai Baiginytei darbo yra be galo daug ir tiek pirmajame kėlinyje, tiek antrojo kėlinio pradžioje vilniečių komandos vartininkė pluša kaip reikiant. O čia vos nepraranda kamuolio aikštės viduryje Dovilė Galevičiūtė, tačiau nepraranda, išsaugotas kamuolys ir Šiaulietė su juo. Raševaitė, perdavimas Neverdauskaitei, šį keičia atakos kryptį, kairiuoju kraštu, kas? Dar toliau į kairį kraštą, jau artėjama prie baudos aikštelės, keliamas kamuolys, į baudos aikštelę, smūgis galva. Na, nelabai nusisekė šį kartą smūgiuoti ir jeigu būtų kiek tiksliau ir stipriau pataikius į kamuolį Šiaulių komandos žaidėją, rezultatas galėjo dar vienu įvarčiu išaukti Gintros universiteto ekipos naudai. Dar trumpais kamuolio perdavimais tiksliai žaidžia Šiaulietės. Arčijo. Toliau su kamuoliu liks aikštės šeimininkės. Iš užribio grąžinamas kamuolys. Sugeba išsaugoti kamuolį ir dar išprovokuoti varžoves prasižengti Gintros universiteto žaidėjos. Tokia atrodo lyg ir lėtokai besivyščiusi ataka baigėsi tuo, kad prieš Jessica Ayers taisyklės pažeidė viešnius iš Vilniaus ir dabar pavojingas baudos smūgis, vos keli metrai iki baudos aikštelės ir veikiausiai bus keliamas kamuolys, 2 žmonių gyvatvorė rikiuoja Žalgirio vartininkė Vaiginytė ir žiūrėsime, kuo baigsis šis standartas. Mašo arbitrė Jurgita Mačikonytė paprašo Vilnietės atsitraukti reikiamą atstumą. Ten 6 žaidėjos tos aikštelėje. Čia reikia smūgio. Šiek tiek sudelsta, o po to jau tiesiog į Vilnietės pataiko kamuolys, ten jau buvo labai daug žaidėjų. Taigi kampinis. Ir Bikarčio žaidžia kamuolį, keliamas kamuolys, klastingas. Čia nebuvo smūgis į vartus, čia daugiau buvo kamuolio numetimas, aukštas kamuolio numetimas į baudos aikštelę, bet niekas to perdavimo neuždarė ir gali tik pasidžiaugti. Vilnietės, na čia ankstesnis epizodas, kai buvo pargriauta Šiaulių ekipos žaidėja Jessica Ayers, tik antrajame kėlinyje aikštėje pasirodžiusi amerikietė. Nepavyksta atlikti tikslaus perdavimo ir vėl reikia gintis nuo varžovio atakos. Karčio. Nėra kito varianto, būtent tik smūgiuoti kamuolį užribį. Gal ir teisingas sprendimas, nes ten buvo 2
aikštės šeimininkių futbolininkės, todėl rizikuoti būtų tikrai netikslu ir neprotinga. Gražiai čia klaidina varžovę. Jessica Ayers, Vilniečių ekipos narė. Čepaitė. O, kokia klaida. Ir čia pražanga. Taip, čia viskas prasidėjo nuo to, kad buvo suklysta, na, bet dar ne taip ir blogai. Viskas baigėsi vilnietėms. Viktorija Horbač. Dar viena ukrainietė. Prasižengė, na ir tai nėra tas epizodas, kad būtų skiriamas 11 metrų baudinys, labai nedaug pritrūko prie pat baudos aikštelės, praktiškai 16 metrų iki vartų ir prie kamulio Abikarčio, saugiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, labai techniška žaidėja, atliekanti tikslius perdavimus. Na, čia jau pavojus labai rimtas. 5 žaidėjos stovi gyvatvorėje ir Abikarčio smūgis į vartus, pataiko į gyvatvorę kamuolys, dar vieną kartą smūgiuoja Karčio ir sugeba kolektyvinių pastangų dėka apsiginti. Vilniaus Žalgirio žaidėjas, bet vartų apgultis, kalbant apie Žalgirio vartų apgultį, vis didėja ir didėja. Galbūt kiek ir pradėjo sekti Vilniečių komandos jėgos. Na, tikrai labai sunku taip ilgai žaisti be kamuolio ir čia galimybė surengti greitą išpuolį. Aidukaitė nebuvo palaikymo, viena kaip komandos draugė buvo kiek dešiniau, Laura Ruzgaitė, o daugiau nebuvo komandos draugių, komandos žaidėjų ir suprantama, kad viena pati Dorotėja Aidukaitė ne ką galėjo ir nuveikti puolime. Lygiai valanda prabėgo šiame mače. 2-0 tokiu rezultatu. Priekyje Šiaulių Gintra universitetas, o abu įvarčiai buvo įmušti pirmajame rungtynių kėlinyje, kai 11 mačo minutę į savo vartus netyčia kamuolį nukreipė Kristina Kozub. Ir po to jau rezultatyviausia ne tik Gintros universiteto, bet ir viso čempionato žaidėja Rimantė Janušaitė. 35 rungtynių minutę padvigubino rezultatą ir 2-0 pirmauja šiaulietės, o Rimantė Janušaitė pelnė savo 32 įvartį. Taigi šią akimirkai žiūrint, Rimantė Janušaitė su 32 įvarčiais yra labai ryški čempionato lyderė tarp rezultatyviausių A lygos futbolininkių ir viena Rimantė Janušaitė yra įmušusi daugiau nei visa Vilniaus Žalgirio komanda. Tikrai spūdingi skaičiai. Vilniaus Žalgiris yra įmušęs 31 įvartį, o Janušaitė su šiandien įmuštu savo sąskaitoje turi 32. Stengiasi čia presinguoti varžoves, Ugnė Lazdauskaitė, bet čia vartininkė vėl, sakyčiau, žaidžia šiek tiek rizikingai. Nagi, vartai tušti ir vėl antrą kartą klysta vartininkė, vieną kartą suklydo į pirmajame kėlinyje ir čia, sakyčiau, klaida tokia identiška. Na, čia jau galbūt per didelis pasitikėjimas, kalbant apie Šiaulių ekipos vartų sargę, nes žaidėjas ją presinguoja, jį taip drąsiai žaidžia. Na, taip, šiame mače viena klaida tikrai kažko nenulemtų, bet tarkim čempionų lygoje manau, kad taip žaisti nereikėtų, nes ten, kur kito kalibro varžovės, tokios klaidos dažnai yra paverčiamos įvarčiais. Šį kartą Vilnietis atleido savo varžovėms ir nesugebėjo pelnyti įvarčio, nors ten jau situacija buvo grėsminga. Praktiškai, rezimuojant visas progas, jeigu tų progų ir nebuvo praktiškai prie šiauliečių vartų, tai tokie pavojingesni du momentai, tiek pirmajame kėlinyje, tiek dabar, ką tik matytas iškilo po, sakyčiau, pernelyg drąsaus Šiaulių ekipos vartininkės žaidimo.
Tai tiek pirmajame kėlinyje, tiek dabar tiek neapdairiai sužaidė, prarado kamuolį ir suteikė šansą varžovėms. Vėl trumpais perdavimais, tiksliais perdavimais žaidžia Gintaro universitetas. Dešiniuoju kraštu Starkanaitė nuo Čepaitės. Kamuolys skrieja už aikštės ribų, beje, Viktorija Čepaitė, Vilniaus Žalgirio futbolininkė, buvo pakviesta į treniruočių stovyklą ir debiutavo jau bent jau treniruočių stovykloje Lietuvos nacionalinėje moterų rinktinėje, taigi šios jaunos futbolininkės yra tikrai geras įvertinimas. Čia nuošalės taisyklė pažeidžia atakos metu Šiaulietės ir kamuolio kontrolė pereina Žalgirio futbolininkų žinion. Įdomu, ko baigsis ši ataka. Dideliu greičiu veržėsi Ruzgutė. Sugebėjo išmušti kamuolį į užribį. Šiaulietės. Ieško kam grąžinti kamuolį į žaidimą. Ir dabar greita ataka. Neblogas perdavimas. Ne visos žaidėjos spėjo grįžti prie savo vartų. Kalbu apie Vilnietes. Čia ataka ir čia jau toks kaip perdavimas. Smūgis į vartus. Ir rezultatas tampa 3-0. Graži ataka. Ir 3-0. Rezultatas Ayers. Tai būtent ši futbolininkė, kuri pasirodė aikštėje po keitimo, pasirodė aikštėje trečiajame kėlinyje. 66-ąją mačo minutę pelno įvartį ir rezultatas tampa 3-0. Tai nebuvo praškai gynėjų, vartininkė pamušė kamuolį, kuris skriejo į vartų plotą, bet prie kamuolio pirmoji suskubo be priežiūros palikta. Jessica Ayers ir 21 metų amerikietė nukreipė kamuolį praktiškai jau į tuščius vartus, nes vartininkė dar nespėjo pakilti. Ir rezultatas 3-0. Pergalė, suprantama, jau niekam nekelia abejonių, nors ir prieš mačą niekam nekėlė abejonių. Turbūt klausimas yra visoms komandoms, ar pavyks įmušti ir kokiu rezultatu pralaimėsime, ar labai dideliu ar ne. Kol kas tik 3 komandoms pavyko įmušti. Tik 3 įvarčius praleido Šiaulių Gintaro universitetas ir iš tų 3 įvarčių būtent 2 praleido žaisdama su Vilniaus Žalgiriu pirmajame ir antrajame rate. 2-kartinės šalies čempionės, jau minėjau, vieną mačą laimėjo 7-1, kitą 9-1, bet žalgirietės gali džiaugtis bent tuo, kad joms pavyko pasižymėti ir nesausu rezultatu. Jos pralaimėjo savo varžovėmis, ir dar viename mače įvartį praleido Gintaro universitetas, kai namuose 10-1 įveikė Gargždų Bangą. Taigi iš 5 varžovių tik 2. Tai yra Vilniaus Žalgiriui ir Gargždų Bangai pavyko nuginkluoti Šiaulių Gintaro universiteto vartininkę. O kalbant apie pergalės, tai tikrai buvo ir labai įspūdingų pergalių, kalbant apie Gintaro universitetą, o pačiu mažiausių rezultatų jos rungtynes laimėjo varžovės įveikdamos 3 įvarčių skirtumų. Tai būtent 3-0 buvo 2 kartus, tiek pirmajame, tiek antrajame rate įveiktas Kauno Žalgiris. Dabar irgi panašu, kad mažiausiai 3 įvarčiais šį mačą laimės Šiaulietis, gali būti ir kitaip, bet žiūrint į tas tendencijas, kurias matome čia Šiaulių miesto stadione, kol kas nematyti labai kažkokių tai prošvaisčių
kad galėtų ir sugebėtų kiek rimčiau pasipriešinti savo varžovėms Vilniaus Žalgirietės. Bando perimti kamuolį, nepavyksta. 21 minutė ir plius kompensuotas laikas. Tiek lieka žaisti iki šio susitikimo pabaigos. Pražangos nėra. Ten prakrito Vilniečių komandos žaidėja. Čeminava, bet prakrito dėl to, kad tiesiog prarado lygsvarą, o ne dėl to, kad varžovų žaidėja jai kirto per kojas. O čia jau atvirkščiai. Pražanga yra skiriama Žalgirio komandai ir Gintaro universitetas vėl su kamuoliu. Vėl šalies čempionės bando labai gausiomis pajėgomis atakuoti Žalgirio komandos vartus. Ajar kairiajame krašte, atliktas perdavimas, tikros aikštelė, čia nieko nėra, išskyrus Lazdauskaitė. Eidukaitė, nepavyksta ir jai. Bando ieškoti laisvų komandos draugų, bet pernelyg jau slampioje gynyboje dabar yra užsidariusios Žalgirietis ir nėra laisvesnių plotų, nėra laisvesnių žaidėjų, kuriuoms būtų galima siūsti kamuolį į priekį ir tikėtis surengti kokią įdomesnę, grėsmingesnę kontrataką. Čia Ruzgutė. Perdavimas į priekį, bet vartininkė toli palieka vartus ir smūgiuoja kamuolį Kone į aikštės vidurį. Iš užribio grąžintas kamuolys, Ruzgutė. Drąsiai žaidžia jį, galbūt kiek per daug drąsiai, ten 3 žaidėjas, nepaisant to viskas baigėsi sėkmingai, Žalgirietis įsavo kamuolį savo kontrolėje, tiesa, čia perdavimas į niekur ir skyrus Meda Šeškutė. Šiaulių Gintros universiteto vartininkė, čia jau nieko nėra. Graži, pakankamai nebloga ataka. Sarkanaitė, jį ilgai su kamuoliu nesiskiria. Čia perdavimas Karčio. Šį sklaidina varžovė, dabar kelia kamuolį į baudos aikštelę. Ir čia reikalingas smūgis. Ne, kol kas smūgio nėra. Šiek tiek buvo sudelsta, nors kita vertus ir smūgiuoti nebuvo kaip, nes varžovai buvo labai daug, dabar atvira futbolą matome ir gan aukšta sparta. Žaidžia komandos, pavyksta išlaikyti kamuolį Čeminavai, neblogas perdavimas Eidukaitei šį kraštą, bet ten jau per silpnai. Buvo pasiūstas kamuolys. Tikrai neblogai žiūrisi šios rungtynės ir Žalgirietis karts nuo karto surengė įdomias atakas, abi komandos žaidžia ganėtinai greitai, nėra kol kas žaidimo sulėtėjimo, nepaisant to, kad jau įpusėjo ir antrasis kėlinys, matome kaip moterų futbole ganėtinai aukštą spartą ir čia viena iš nedaugelio klaidų, kai lygiai vietoje pameta kamuolį Gintros universiteto žaidėja, išmeta kamuolį Čepaitė, Eidukaitė ir pražanga. Standartai yra vienas iš tų variantų, kai galime kažką bandyti išpešti puolime, galime siųsti kamuolį į baudos aikštelę ir ten sėkmingai pasitaikius aplinkybėms tikėtis, kad kažkas jį nukreips į vartus. Čia Ana Čeminava, jau kelintą sezoną žaidžianti Vilniaus Žalgirio ekipoje. Pakeltas kamuolys. Baudos aikštelė, neblogai numestas galva kamuolys ir ataka, ojoj, čia, sakyčiau, bene geriausia proga buvo vilnietėms pasižymėti. Standartai visuomet yra šiek tiek tokia situacija, kai ir potencialiai silpnesnė komanda gali kažką nuveikti. Čia vėl gražiai žaidžia vilnietės, perdavimas į baudos aikštelę. Viena gražesnių atakų, kalbant apie tas atakas, kurias surengė Žalgirio futbolininkės šiame mače. Laura Ruzgutė, komandos kapitonė, grąžins kamuolį žaidimą.
Pakeltas kamuolys. Ne, vis dėlto nepavyksta jo tiksliai pakelti ir jis kerta. Galinė linija, smūgis nuo vartų. Neda Šeškutė grąžina kamuolį savo komandos draugėms ir šios jau pradeda ataką. Bando atakuoti Lazauskaitė savo varžoves, šalia jos ir Čeminava ir Aidukaitė. Šį kartą aukštokai pasitinka šalies čempionės Žalgirio futbolininkės. Šeimininkio ataka. Ir pavyksta uždirbti kampinį. Prie kamuolio Abi Karčijo. Keltas kamuolys į baudos aikštelę ir vartininkės Dominikos Vaiginytės rankose. Dabar yra kamuolys, jį neskuba jo įvesti į žaidimą, palaukia, kol šiek tiek nubėgs į priekį komandos draugės ir dabar koja siunčia kamuolį į aikštės vidurį. Dešiniuoju kraštu Vilniečių ataka. Palaukė Kozub komandos draugių, bet dėja perdavimas netikslus. 15 minučių plus kompensuotas laikas. Būtent tiek lieka žaisti šiame mače. Pirmąją ir antrąją vietas užimančioms komandoms. Na, nepaisant to, kad Vilnietis pralaimės, dabar jau esant rezultatui 3-0 jokių abejonių nėra. Jos toliau išliks antroje pozicijoje. Čia šansas ir paskutinę akimirką gynėja kyšteli koją. Puikų šansą dabar turėjo aikštės šeimininkės ir galėjo rezultatas tapti 4-0. Rimantė Janušaitė vėl buvo atsidūrusi atakos smaigalyje. Turėjo puikų šansą įpelnyti 33 į savo įvartį. Bet Žalgirio komandos gynėja kyštelėjo koją ir tokiu būdu tik kampinis prie vartų. Čia keitimas Žalgirio komandoje. Keičia žaidėjas abiejų ekipų treneriai, jau per pertrauką vyko keli keitimai. Abi Karčijo jau pasiruošusi kelti kampinį. Ten yra nemažai jos komandos draugių baudos aikštelėje. Neblogai pakeltas kamuolys. O čia apsigina Žalgirio žaidėjas. Neverdauskaitės perdavimas. Keliamas kamuolys ir čia nieko nėra. Nieko nėra, išskyrus vartininkę, kuri ramiai, neskubėdama, paims kamuolį ir vėl jį grąžins į žaidimą. Pratęs savo pergalių seriją. Gintra universitetas, suprantama, jokių abejonių nėra, kad jos laimės ir Šiaulių Gintra universitetas po 11 rungtynių turės 11 pergalių. Įspūdingas ir įvarčių santykis, įskaitant dabartinį rezultatą, 102 įmušti ir vos 3 praleisti, plus 99. Tiesiog neįtikėtinas įvarčių santykis šalies čempionių. O MFA Žalgiris MRU su 20 taškais ir toliau išliks antroje pozicijoje, kitame ture. Pakankamai silpnas varžovas, lauks Vilniečių, jo savo aikštėje, žais su ryškių outsiderių Šiaulių sporto gimnazijos futbolo akademijos klubu, kuris neturi nė taškelio. Ir kitame ture jau savaitgalį Vilnietis turės puikias galimybės savo taškų praeitį padinti dar 3.
Dukaitė bando kovoti, bet nelabai sėkmingai ir tik taip pavyksta išvalyti teritoriją, stiprių smūgių, bent kiek nutolinti pavojų nuo savo baudos aikštelės. Karaševaitė grąžina kamuolį iš užribio. Nebesforsuoja suprantamį įvykių ir Šiaulietis. Yra ir taip viskas aišku, tik norisi galbūt dar labiau padidinti rezultatą. Ataka kairiuoju kraštu. Gailevičiūtė į baudos aikštelę. Kamuolys jau kitame krašte. Pakeltas kamuolys ir po nestipraus Paulinos Sarkanaitės pakelto kamuolio jį tiksliai gaudo Dominika Vaiginytė. 80-oji mačo minutė, o pirmojo kėlinio rezultatas buvo 2-0, o po pertraukos dar vieną įvartį įmušė šeimininkės, kai pasižymėjo po keitimo pasirodžiusi amerikietė Jessica Ayers. Rezultatas 3-0, daugiau neįtikinamas ir dabar turbūt tik klausimas, koksgi bus galutinis šio mačo rezultatas. Klausimas, ar pavyks įmušti vilnietėms vieną įvartį. Ta, ką pavyko joms padaryti. Na, kita vertus, geriau turbūt pralaimėti 0-3, nei tai, kai buvo pirmajame ir antrajame rate, kai atitinkamai 1-7 ir 1-9 buvo nusileista Gintarui universitetui. Taigi kol kas žiūrint į tarpusavio mačus, į rezultatą, kol kas ryškiai geriausias tarpusavio mačas. Negaliu teikti, kaip ten klostėsi įvykiai. Viename mače iš tikrųjų neblogai priešinosi vilnietės, nes jos ganėtinai vėlai praleido pirmą įvartį, bet vis dėlto pralaimėjo 6 įvarčių skirtumų, kitą mačą pralaimėjo 8 įvarčių skirtumų, dabar tik 3 įvarčių skiria komandas. Nors vėlgi, kalbant realiai, tai, kad šiandien pirmauja Šiaulietis, yra logiška, dėsninga ir taip ir būti negali, nes vis dėlto nenuvertinant Žalgirio komandos, reikia pasakyti tiesiai šviesiai, kad aikštėje yra skirtingo kalibro kolektyvai. Apskritai Lietuvoje niekas negali, kaip minėjau, pasipriešinti Šiaulių universiteto Gintaros ekipai. Gal tai kažkuria prasme ir nėra labai gerai tobulėjant šiaulietėms, nes ar tai Čempionų lyga, ar Baltijos lyga jau yra kiek kito kalibro varžovės, bet yra kaip yra ir realiai Lietuvoje vyksta kova tik dėl antrosios vietos, nes dar neprasidėjus čempionatui jau praktiškai visi žino, kad tokios sudėties Šiaulių Gintaros universiteto aplenkti galutinį įskaitą nieko nepavyks. Galbūt viename mače galima pateikti sensaciją, sukovoti sėkmingai, bet vis dėlto, kai reikia tarpusavį žaisti po 4 kartus, o būtent 4 ratų sistema vyksta čempionatas šiame sezone, tai suprantama, kad jokių realių šansų nėra išstumti iš lentelės viršūnės daugkartinių šalies čempionių. Vilnietės smūgiuoja kamuolį į šeimininkių pusę, ten bando Dukaitė dar kabintis šio kamuolio, bet vėlgi daugiau čia yra varžovių ir teks vėl atsitraukti šitiek arčiau savo vartų, nors dabar aktyviai bando žaisti Žalgirio komandos žaidėjas ir tas aktyvumas duoda savo, atkovotas kamuolys. Nepavyko Cheminavai atlikti kiek tikslesnio perdavimo, bet toliau išlaiko savo kontrolėje kamuolį Vilniaus Žalgirio žaidėjas. Galbūt kiek ir sulėtėjo Sparta, jeigu prieš 10-15 minučių teigiau, kad nepaisant to, kad antrasis kėlinys vis dėlto aukštas Sparta vyksta, na, žaidžiant vis tiek šiltu oru ir atiduodant tiek daug jėgų, turbūt ir neįmanoma viso mačo žaisti tokia Sparta, dabar matome šiek tiek jau lėčiau
viską daro futbolininkės. Na, kita vertus, jau ir rungtynių baigtis yra senai nulemta. Tik neaiškus galutinis rezultatas, o šiaip turbūt didelės motyvacijos dabar nebėra. Šiaulietės pelnė 100 įvartį, na tiksliau, ne jos pelnė tą 100 įvartį, o joms tai padėjo padaryti Kristina Kozup, Žalgirio naujokė, kuri netyčia galva nukreipė kamuolį į vartus ir tai buvo būtent 100 įvartis, nors kuriozas, kad jis nebuvo įmuštas Šiaulių futbolininkų, o tiesiog jį įsimušė pačios varžovės. Vis mažiau ir mažiau lieka laiko iki finalinio arbitrės Jurgitos Mačiukonytės švilpuko. Nebloga ataka, žiūrėsime, ko baigsis jie, bandymas smūgiuoti ir tas smūgis yra tiesiog sugeriamas. Tinkama pozicija buvo užsiėmusi Šiaulių Gintros universiteto komandos žaidėja. Čia Davidson matome savo ekrane, šalia jos taip pat legionierė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Airs. Karčijo. Na, iš tiesų, pakankamai stiprios legionierius, kalbant apie mūsų šalies moterų futbolo lygį ir jos tikrai išsiskiria savo žaidimu. Davidson. Karčijo. Ir greita, gali būti ataka, dar ne visos žalgirietės spėja grįžti prie savo vartų. O čia Karčijo šiek tiek užsiždė su kamuoliu, nepaisant to. Kamuolys buvo vėl šokęs jai, bet šį kartą jau Vilnietis uždė sėkmingai. Tiesa, klaida, seka klaida, aikštės viduryje pasikeičia netiksliais perdavimais. Dukaitė. Skudutytė. Kovingai žaidžia Ruzgutė. Komandos kapitonė rodo savo pavyzdžių, kaip reikia kovoti komandos draugiams. Šį kartą jau iš užribio kamuolį grąžina Šiaulietės, Karčio. Vėl aktyvus žaidimas puolime. Bando mesti kamuolį baudos aikštelę, bet ten daugiau žaliai baltą aprangą vilkinčių žaidėjų, jos apsigina. Ir Šiaulietės vėl atkovoja kamuolį, pavojinga gali būti ši ataka. Toropovaitė, perdavimas ir čia nieko nėra, šiek tiek pritrūko Karčijo poro žingsnių iki kamuolio, todėl nepavyko atlikti smūgio, bet reikia toliau gintis. Davidson, perdavimas į baudos aikštelę, tęsiasi ataka, smūgis labai nestiprus ir mačiusi pirminį smūgio momentą Dominika Vaiginytė be didesnių problemų. Gaudo kamuolį ir ruošiasi jį grąžinti žaidimą. Dukaitė, netikslus jos perdavimas. Dvi su pusė minutės lieka iki pagrindinio laiko pabaigos. Kai kurie žiūrovai jau po truputį ir ruošiasi palikti stadiono tribūnas. Na, nepaisant to, kaip sužais su komandos tas likusias kelias minutės, sakyčiau, šį kartą visiškai neblogai atrodė su akivaizdžiomis rungtynių favoritėmis žaisdamos Vilnietės, jos, suprantama,
pagal žaidimą ir turėjo pralaimėti, bet ne taip, sakysim, skaudžiai ir netokių triuškinančių skirtumų kaip pirmajame ir antrajame rate. Buvo viena kita tikrai nebloga ir žalgiriečio ataka. Taigi kiekvienas toks mačas turbūt tik papildomos motyvacijos ir daugiau teigiamo nei neigiamo suteiks komandoms, kurios sugeba bent kiek pasipriešinti labai galingoms varžovėms ir šį vakar tą darė ir tebedaro Žalgirio žaidėjas. Vertinti dviejų ukrainiečių žaidimą kol kas galbūt ir sunku. Kristinai Kozub tiesiog turbūt psichologiškai yra sunku, kai įsimuš įvartį savo vartus debiutinėse rungtynėse. Viktorija Gorbač taip pat kažko nesiskyrė, bet vėlgi tai yra tik pati pradžia ir galbūt tose rungtynėse ir būtent su silpnesnėmis varžovėmis šios ukrainietės parodys savo pajėgumą. Čia keliamas kamuolys į baudos aikštelę šiek tiek per aukštai. Keltas kamuolys, niekas kamuolio neliečia, jis palieka aikštės ribas ir rungtynių arbitrė Jurgita Mačikūnytė rodo, kad smūgis nuo vartų. Kalbant apie mačo laimėtoją, jokios intrigos dėlės nebuvo, nes jau 11 minutę, kaip minėjau, į savo vartus įvartį įsimušė Kristina Kozub. 35 minutę po Rimantės Jonušaitės įvarčio. Rezultatas tapo 2-0, taip ir baigėsi pirmasis kėlinys ir 66 rungtynių minutę amerikietė Jessica Ayers dar kartą nuginklavo Žalgirio ekipos vartininkę ir rezultatas yra 3-0, dabar jau prasidėjus kompensuotam laikui. Galbūt dar pavyks pelnyti vieną įvartį ir vilnietėms, ką gali žinoti, perdavimas į baudos aikštelę ir čia pirmoji prie kamelio, suskumba puikiai situacija skaičiusi, Meda Šeškutė, jį palieka vartus, gaudo kamuolį ir prabėgus akimirkai kitai, teisėjai skelbia šio mačo pabaigą. Gerbiami žiūrovai, primenu, kad Pelnyta ir eilinė pergalė. Gintra universitetą. Šiaulietės iškovoja 11 pergalę iš tiek pat galimų ir tai pirmauja šalies čempionate, o Vilniaus Žalgirio merų ekipai galima padėkoti už tai, kad metė šiokį tokį iššūkį, kovojo, nesugriuvo, nesulūžo ir pralaimėjo ganėtinai garbingų skirtumų. Taigi tiek žinių iš Šiaulių miesto stadiono. Iki kitų susitikimų, mieli futbolo aistruoliai.